Ar įmanoma vienu metu studijuoti ir Lietuvoje, ir užsienyje? Ar įmanoma, baigus vieną programą, gauti dvigubą kelių šalių universitetų diplomą? Taip, tokias galimybės suteikia jungtinės studijų programos. Šiandien išsiaiškinsime, kaip atrodo tokios studijos, ar sunku į jas įstoti ir mokytis. I chose Joint Degree Study Program because it offered me experiences abroad, especially in the region we are studying, that is Eastern Europe. Pasirinkau jungtinę studijų programą dėl kelių priežasčių, nes mane žavėjo idėja studijuoti tarptautinę studijų programą iš politinės, ekonominės, lingvistinės ir kultūrinės perspektyvos, kurie apima centrinę, rytų ir Balkanų Europą. Taip pat žavėjo idėja studijuoti, priklausyti tarptautiniai bendruomeniai, kurią sudaro užsienio dėstytojai ir studentai. Iš struktūrinių fondų lėšų buvo finansuojami 35 jungtinių studijų programų projektai. Dalyvavo tiek universitetai, tiek kolegijos. Dominuoja antros pakopos studijų programos, tačiau yra ir pirmos pakopos studijų programų. Buvo siūlomos labai įvairios studijų programos. Tai tarkime, socialinio darbo studijų programa, muzikos studijų programa, statybos, restauravimo studijų programa. Studijos yra finansuojamos, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai gauna pilną finansavimą ir tiek studijuodami Lietuvoje, tiek ir išvykę į užsienį. It seems to me that the advantages of a joint degree program are sort of diversity in a simple word. I mean, you have a diversity of perspectives that you get from a whole selection of different professors that you can then sort of choose courses from. So diversity of perspectives, diversity of experience. If you have to actually travel to different places, to different cultures, to different universities, different institutional settings, all of this naturally leads to a certain kind of diversity of perspective, which at the same time then is a diversity of experience, which at the same time is also, I would say, a diversity of opportunity, or let's call it a plenitude of opportunity. Universitetai, su kuriais bendradarbiaujame, vykdydami jungtinę studijų programą MIRES, taip vadinama, Rytų Europos studijos ir tyrimai. Tai yra Bolonijos universitetas, koordinuojantis universitetas šios programos, taip pat Corvinus universitetas Budapešte ir Sankt Peterburgo valstybinis universitetas. Na ir žinoma, VDU kaip vienas iš pagrindinių partnerių. Tos studijų programos, kurios vykdomos Vytauto Didžiojo universitete su partneriais, tai mano minėta Rytų Europos studijos ir tyrimai, bei kita irgi unikali studijų programa sociolingvistika ir daugiakalbystė, yra vykdoma nuosekliai, pradedant studijas viename universitete, dėstant bendruosius dalykus reikalingus toje programoje, privalomosius dalykus. Toliau kitas partnerinis universitetas tęsia studijas, dalykus susijusius galbūt su konkrečia tematika, su tam tikro regiono aktualijomis. Na ir žinoma, paskutinis studijų semestras dažniausiai yra skiriamas magistro tezių rašymui ir gynimui toliau. I myself am a native speaker of English working in a Lithuanian setting. And I face these things every day, and of course it's difficult. The great benefit of this is that your own values are challenged at the same time that you are learning about others' values. And I see that as a great benefit. Be abejo, tarptautinė patirtis, regiono žinios ir kelių kalbų mokėjimas atveria platesnės galimybės darbo rinkoje. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose studentai gali rinktis iš 18 jungtinių studijų programų. Planuojama, kad per ateinančius 3 metus jų skaičius patrigubės.